Pasirodo, žudikai socialinius tinklus kaip įrankį pasitelkia ganėtinai dažnai. Jau esu jums čia pasakojęs Lietuvos Facebooko žudiko istoriją, o GO3 platformoje dariau epizodą apie Tinderio maniaką. Šiandien jums papasakosiu šiurpią vieno YouTube streamerio istoriją. Šiaurės Airijoje gyveno gan įprasta ir nieko per daug neišsiskirianti pora – Stevenas McCulloch ir Natalie McNally. Tačiau jie dėl netikėto tragiško įvykio visai neseniai atsidūrė Vidurio Europos žiniose, laikraščiuose ir naujienų portaluose. Stevenas buvo YouTuberis, mėgdavo kurti turinį internete. Kadangi pora kartais gyveno atskirai, šis hobis buičiai visai netrukdė. Praeitais metais prieš pat Kalėdas jis pasirodė streame, tai yra gyvoje transliacijoje, kurios metu žaidė GTA Vice City žaidimą. Būtent tuo metu buvo žiauriai nužudyta jo 15 savaičių nėščia 32 metų mergina. Gruodžio 18-ąją Natalie namuose kažkas ją užpuolė ir subadė peiliu. Atvykę pareigūnai moterį rado negyvą. Tyrėjai automatiškai savo įtarimus nukreipė į moters vaikiną, tačiau šis apklausiamas gynėsi, jog tuo metu žaidė vaizdo žaidimą ir save transliavo gyvai. Iš įtariamųjų sąrašo jis iš pradžių buvo išbrauktas, tačiau neilgai trukus naujųjų metų išvakarėse buvo iškviestas vėl. Mat ekspertai išsiaiškino, kad streamo medžiaga buvo įrašyta anksčiau, o nužudymo naktį paleista kaip vaizdo įrašas. Stevenas tai bandė susikurti netikrą alibi, tačiau daug dalykų neapgalvojo, pavyzdžiui, kad nesutaps jo reakcijos ir gyvai stebinčių žmonių komentarai. I just realized I'm literally going to be drinking and driving. In the game, by the way, I'm not leaving the house tonight, so I did hit you, and I liked it. And no wonder crime is on the rise. That's why I like sticking to just doing crimes in a video game. Keeps things simple, mate. Vyras taip pat nužudymo kambaryje buvo palikęs įjungtą diktofoną, mat norėjo pašnipinėti ir pasiklausyti, ar pareigūnai jį įtarinės nužudžius savo merginą. Teismas vyrą suėmė ir neleido paleisti už užstatą. YouTuberis gynėsi, kad net jei įrašas suklastotas, vis vien reikėjo būti prie kompiuterio, kad jį prižiūrėtų. YouTuberio transliacija buvo leidžiama 6 valandas, jam tiek užteko įvykdyti suplanuotą ir apskaičiuotą Natalie nužudymą. Pareigūnai Steveną apibūdino kaip šaltakraujį ir neturintį empatijos. Jam nužudytoji buvo visiškai neįdomi, kaip ir jos pilve augęs jų 2 vaisius. Kaltinamas vyras teisme nepratarė nei žodžio. Ten tik skambėjo moters artimųjų ašaros ir pasakojimai apie jos labai lauktą motinystę, ateities planus ir meilę joje augusiai gyvybei. Šiurpiausia, kad Steveno kanalas vis dar prieinamas visiems, kaip ir tas 6 valandų streamas, kuris ironiškai buvo pavadintas Violent Night – smurtinė naktis. Ir dar tai, kad pasirodžius transliacijai Natalie ant Twitter pranešimo apie tai net buvo paspaudžiusi širdelę, o po kelių valandų jau gulėjo negyva. Toje transliacijoje žiūrovai pastebėjo ir kitų žiaurių užuomenų. Pavyzdžiui, vykdantis misiją Stevenas akcentuodavo moterų žudymą. Pavyzdžiui, man reikia nudėti tą kalę, man reikia ją nuimti nuo vaizdo, jau beveik ją nudobiau. You don't know me. You don't know what I've suffered. Get the f*** out me, why? I need to kill this bitch. I need to take her down. That's what would happen in the real world. Absolutely. It's about the younger generation, and it's about keeping that love alive and passing it on, and I think that's something I'm looking forward to doing more than anything else, really.
Taip pat pertraukėlės metu transliacijoje atsiversdavo langas su Jameso Bondo filmo No Time to Die – Nėra laiko mirti plakatu. Teismas dėl šio nužudymo tebevyksta iki šiol ir Stevenas nors ir už grotų, tačiau savo galutinės bausmės dar neišgirdo. Šiandien tiek. Jei jums patiko šis video, paspauskite mygtuką patinka ir nepamirškite prenumeruoti mano kanalo. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto.